Taip, tai sveiki dar kartą visi. Labai noriu paprašyti, kad išsijungtumėte garsus. Ir tuomet tikrai, manau, galėsiu jau pradėti. Kas dar neprisijungia, tai manau, nieko tokio, eigoje prisijungs. Tai va, tai esu Akvilė Buckienė, pardavimų regiono vadovė. Ir šiandien pristatau Alpa Kids, tai Estijos švietimo technologijų įmonė, kuri jau tikrai tampa populiari ne tik tarp tėvų, kurių vaikučiai individualiai naudojasi, bet ir švietimo įstaigose. Tai šiandien papasakosiu daugiau apie Alpa Kids, ar ne, sprendimus, būtent padedančius ugdyti vaikų kalbą, pasitelkiant žaidimus. Что erzina, vaikai nori skaityti, kuris? Gražuolis. Kas buvo tau? Taip, dar kartelį labai paprašysiu išsijungti garsus prisijungiant. Gerai, ačiū labai. Taigi, būtent padedančius ugdyti vaikų kalbą, pasitelkiant žaidimus ar ne, ir moksliškai pagristus metodus. Kompiuter audio reikia paklausti. Taip pat šiandien pas mus svečiuose yra Jonas Stepšys, vaikų kalbos raidos tyrėjas. Jeigu ką, gali ateiti čia klausytis, nes aš vaikus vesiu valgyti. Tai man vis tiek vaikai tik aš. Labai prašau visų išsijungti garsą. Vedančiųjų ir įsijunkite mikrofonus. Tai O yra jūs pirmiausia negalite nepagarba mūsų visų išjungti vienu metu. Nežinokit, dėl to, kad taip pat ir Jonas vėliau kalbės tiesiog. Tai bet kaip matau, kad viskas dabar turėtų būti tvarkoje. Tai va, tai su mumis šiandien svečiuose, kaip jau ir minėjau, Jonas yra Stepšys, tai vaikų kalbos raidos tyrėjas, Lietuvių kalbos instituto doktorantas. Tai va, tai pristatymo metu, kiek žinau, ar ne, jis trumpai aptars teoriją ir mokslinius atradimus apie lietuvių kalbos įsisavinimą ir taip pat apžvelgs, patiks kelis ar ne pavyzdžius būtent iš Alpa Kids žaidimų. Pasaulyje vartojamų kalbų skaičius, jisai yra iš tikrųjų didelis, ar ne, tai yra siekia 7 maždaug tūkstančius. Tačiau kokybiškas interaktyvus mokymosi turinys pasiekiamas tik geriausiai vartojamomis kalbomis. Tai jeigu mes mąstytume toliau, turinys turėtų būti edukacinis, aktualus kultūrai, tinkamas ir vaikams. Tai situacija, kai tiek daug vaikų naudojasi kitų kalbų programų turinį, nukenčia savo paties gimtoji kalba, tai sukuria didelę švietimo nelygybę. Tai tą problemą mes kaip Alpa ir siekiame išspręsti. Alpa Kids, tai edukacinių technologijų įmonė, ar ne, kuriant ir interaktyvius mokomuosius žaidimus vaikams nuo 3 iki 8 ar 9 metų vaikams. Žaidimai padeda vaikams išmokti esminių dalykų, tokių kaip spalvos, skaičiai, abėcėlė, pažinti vietinius gyvūnus, gamtą, bei pažįstamų kultūros objektų, bei be abejo visas turinys yra lietuvių kalba. Žaidimus galime naudoti visuose įrenginiuose, tai pradedant telefonu ar neišmaniuoju, planšetėse, kompiuteriuose ir išmaniuose lentuose. Turinys kuriamas kartu su šios srities dėstytojais ir specialistais Lietuvoje, bendradarbiaujant su vietos mokytojais. Tai žaidimai integruojami su veikla už monitoriaus, kad vaikai nuo pat mažens, naudodami išmaniuosius įrenginius, priprastų daryti pertraukėlės. Taip pat skatinama yra pakartoti tai, ką išmoko, ir rasti sąsajų su kitais aplinkoje esančiais daiktais. Be to, Alpa pakviečia vaikus judėti ir šokti tarp edukacinių žaidimų. Alpa žaidimų biblioteka paremta ankstyvojo amžiaus vaikų mokymo programa, kuri lavina vaiko motoriką, smalsumą, problemų sprendimus, kūrybiškumą ir kitą. Ugdomi kalbos įgūdžiai. Skaitmeniniai įrankiai yra ne tik laisvalaikiui, bet ir svarbios mokymosi ir darbo priemonės. Tai mūsų programa gerina gebėjimą tikslingai naudotis skaitmeniniais prietaisais ir sukuria saugaus tyrinėjimo. Kaipgi tiksliai Alpa Kids gali padėti jums, ar ne, kasdieniame darbe?
Tai pirmiausia, tai yra mokymo proceso praturtinimas. Interaktyvus turinys leidžia įprastas temas pateikti naujų, vaikams patraukliu būdu, kartu pasiekiant ugdymo tikslus. Antra, tai puikiai priemonė mokymo diferencijavimui. Vaikai vystosi skirtingai tempų. Naudodami Alpha Kids vienam vaikui galime skirti raidžių pažinimo užduotis, o kitas tuo pačiu gali savarankiškai lavinti raidžių rašymą savo tempu. Ypač norėčiau pabrėžti pagalbą įtraukiamajam ugdymui. Dirbant su vaikais turinčiais specialių ugdymosi poreikių ar funkcinių sutrikimų, Alpha yra naudinga priemonė individualiam darbui, vadinamoms 1:1 užduotims. Tai reiškia, kad pedagogas gali atsisėsti šalia vaiko ir kartu atlikti užduotį jam būtent tinkamu tempu. Man svarbu. Taip, pabandysiu dar kartelį. Dabar jau lygtis turėtumėt mane geriau girdėti. Taip, tai dabar galvoju, taip, kaip jau sakiau, ar ne, kad gali pedagogas atsisėsti šalia vaiko, ar ne, kartu atlikti užduotį, tai ta būtent skaitmeninė aplinka tampa saugiu tiltu tarp mokytojo ir vaiko. Ji padeda išlaikyti dėmesį ir suteikia greitą pozityvų grįžtamąjį ryšį. Tai galime pritaikyti, aišku, mokymosi procesą prie kiekvieno vaiko individualių gebėjimų, padarydami net sudėtingesnės užduotis suprantamas ir įveikiamas. Tai Alpha Kids taip pat yra didelė pagalba daugiakalbėje aplinkoje vaikams, kurie mokosi tik lietuvių kalbos arba dalyvauja kalbos panardinimo programuose. Vaizdinė ir garsinė medžiaga padeda natūraliai ir žaismingai plėsti žodyną. Na ir galiausiai tai yra priemonė, kuri padeda ir taip pat vertinant. Tai stebėdami, kaip vaikas atlieka konkrečias užduotis, programėlėje galime greičiau pastebėti jo stipriasias puses, sritis, kuriuose reikalinga papildoma pagalba. Čia matome tiesiog tą praktinis koks žaidimų taikymo klasėje galėtų būti ar ne pavyzdys, būtent naudojantis išmaniąją lentą. Ir kaipgi integruoti pačias Alpha užduotis, vadinamus žaidimus pamokose, ar ne, klasėje. Tai dažnai kyla klausimas, kaipgi galime tai padaryti, kad tai būtų tikrai efektyvu, tai pateiksiu kelius patarimus. Pirmiausia, svarbus išmanus įrenginių dalymasis. Tai nebūtina turėti planšetę kiekvienam vaikui. Alpha puikiai tinka ir tada, kai naudojama kaip viena iš mokymosi tokių stotelių, galima sakyti, arba rodoma visai grupiai interaktyvioje lentoje. Antra, mes rekomenduotume pirmiausia išbandyti žaidimus patiems. Kai patys būsite atlikę užduotį, bus daugiau lengviau padėti vaikui pastebėti svarbias detalės, apie kurias vėliau galėsite užduoti ir klausimų. Kad veikla vyktų sklandžiau, rekomenduojame iš anksto pasiruošti konkretų žaidimų sąrašą. Jį galite turėti šalia savęs ant popieriaus arba pasirinkti programėlėje iš anksto. Tai padės vaikams kryptingai mokytis būtent tos temos, kuri tuo metu nagrinėjama, pavyzdžiui, metų laikų ar raidžių. Tai būtent ir dar tą planelį galime rasti pas mus puslapyje, būtent švietimo įstaigų skiltyje. Jeigu mes turėsime laiko pabaigoje, tikrai parodysiu. Tai va, tačiau Alpha nesibaigia, žinoma, išjungus ekraną, mūsų žaidimuose siūlomos ir veiklos be ekranų, tai pateikiami darbo lapai, kuriuos galime atsispausdinti. Alpha teikia asmeninį ugdymą, rekomenduodama naujus žaidimus pagal kiekvieno vaiko žinių bazę ir įgytus įgūdžius. Tai programoje yra mokymosi tikslų analizė,
kad būtų galima stebėti vaikų pažangą, galime matyti kiekvieno žaidimo trukmę, teisingų atsakymų procentą ir dažniausiai daromas klaidas, kad atrastumėte mokymosi spragas, į kurias reikėtų atkreipti daugiau dėmesio. Tai va čia ekrane ir matote nuotraukas būtent iš žaidimo, iš programėlės, ar ne, kai einame iš vieno vaiko profilio. Ir taip galime pamatyti, kaipgi jam sekėsi atlikti užduotis. Toliau matote nustatymus. Nustatymai yra skirtingi, jeigu naudojatės programėle telefone arba planšetėje. Ir tie nustatymai, kuriuos naudojame prisijungus per naršyklę, ar ne, naudojantis mūsų nuorodą. Tai naudojantis mūsų nuorodą, nustatymų yra kiek mažiau, telefone ir planšetėje jų yra daugiau. Tai kaip ir čia matote, galime, žinoma, išjungti garsus, turiu omeny, fone yra visą laiką girdimas pavasario metu paukštelių čiulbėjimas, šiuo metu yra žiemos tematika, tai galime girdėti tokią einančią galbūt alpą per patį sniegą, ar ne, tai tą foną galime išjungti. Taip pat, jeigu yra poreikis, galime sulėtinti kalbą, tai vadinasi sulėtinti alpos pristatymą apie žaidimą. Taip pat pasiekimai, tai jau čia žinoma skatinant vaiką atlikti kuo daugiau žaidimų, ar ne, tai jeigu to nereikia, galime išjungti, ekranų išjungimas, ar ne, ir kiti nustatymai, kuriuos galite rasti prisijungus. Alpa programėlėje yra daugiau nei 100 žaidimų. Juos žinoma vis papildome naujais žaidimais, tai jų iš tikrųjų vis daugėja. Peržiūrėję paveikslėlius ir žaidimo aplinką iš karto pastebėsite, kad jie yra visiškai pritaikyti Lietuvos kultūriniai aplinkai. Tai juose atsispindi mūsų kalba ir mums pažįstami simboliai. Alpos žaidimai yra labai populiarūs visame pasaulyje, nes iš tikrųjų pasiekėme dabar turbūt apie 1,5 milijono namų vartotojų, o Alpos žaidimai jau integruoti daugiau nei 400 švietimo įstaigų mokymo programas, tai yra tas jau bendras skaičius įvairiose šalyse. Lietuvoje galime jau pasigirti, kad turime daugiau nei 3 milijonus kartų programėlėje, kurie vaikai išgirdo lietuvių kalbą, o daugiau nei 350 000 žaidimų atliktų sesijų. Šiuo metu yra maždaug apie 136 000 vartotojų, tai kurie jau turi atsisiuntę programėlę ir ją naudojasi. Ir taip pat tikrai nemažas skaičius švietimo įstaigų, tai yra net 70 ar ne, virš 70, kurie jau yra įsigiję ir prenumeratas. Tai Alpa Kids taiko tvirtą moksliniais tyrimais pagrįstą požiūrį, dirbdama kartu su universitetais ir vertindama sprendimų poveikį. Tai kiekvienais metais parengdama 2-3 magistro darbus apie Alpa Kids poveikį, o mūsų pagrindinė, ar ne, įkūrėja yra būtent kalbotyros mokslų daktarė. Taip, tai šioje vietoje norėsiu stabtelti ir perduoti ir taip pat pasisveikinti su Jonu ir perduoti žodį jam. Tai labas, Jonai. Labas, Akvilė. Gerai, aš gal paprašysiu, kad galėčiau pasidalinti ekranu, jeigu gali suteikti man, Akvilė, teisės. Kaip ir atrodo sutikta, pabandyk. Ok, gerai. Tuoj pasidalinsim, parodysiu, ką noriu šiandien papasakoti.
Gerai, tai dar kartą pirmą kartą sveikinuosi su visais dalyvaujančiais. Aš esu Jonas Stepšys, Lietuvių kalbos instituto doktorantas, bet taip pat ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas. Ir mano tyrimų sritis yra vaikų kalbos įsisavinimas, tiek gimtosios, tiek negimtosios kalbų įsisavinimas, nors mane labiausiai domina netipinė kalbos raida, vis dėlto daug tyriame ir vienakalbių vaikų. Ir pakviestas šios programėlės kūrėjos Keli, recenzavau kelis kalbos žaidimus įvairiose lygose, teikiau jiems pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti tas programėlės. Tai aš iš tiesų pamačiau daug dalykų, kuriuos mes tyriame ir kuriuos pritaikome, na, Koks tai apskritai gėdas, tai moksliniuose mačiau, kad tyrimuose. atkasęs. Tai Tai tikiuosi, kad tie dalykai, kuriais pasidalinsiu, kad bus įdomus ir vertingi jums, kad pamatytumėte, na, kaip reikėtų remiantis tomis žiniomis, kurias, na, nustato mokslininkai, tyrėjai, kaip reikėtų kurti tuos kalbinius žaidimus ir kaip jie turėtų atrodyti. Nes viena vertus lyg ir sakytume, kad kasgi čia tokio sudėtingo, sugalvoti užduotį, suteikti jai formatą, įkelti į programėlę, bet iš tiesų tai yra kur kas sudėtingesnis darbas, nes kiekviena užduotis reikalauja įsigilinti į kiekvienos kalbos sistemą, kas toje kalboje ir kaip veikia, ir kaip vaikai tuos gramatinius elementus įsisavina. Na ir pirmiausia, tai pradėsiu nuo keletos terminų, kurie, manau, kad yra labai svarbus, kalbant apie lietuvių kalbos įsisavinimą ir apskritai apie kalbos įsisavinimą. Taigi mes sakome, kad vaikai įsisavina kalbą, tai turime omenyje natūralią aplinką, kurioje, na, sakysime, prieš mokyklinio maždaug amžiaus vaikai, tai vaikai iki 6 metų, nesąmoningai, nesiremdami jokia turima kalbinė kompetencija, nes jie dar tik įgauna tą kalbinę kompetenciją, spontaniškai išmoksta kalbos. Tai čia veikia didelę dalį. Tai sudaro be abejonės tėvų kalba, mes ją dar moksliškai vadiname vaikiškoji kalba. Tai yra supaprastinta kalba, kurioje yra gausu deminutyvų, paprastesnių žodžių, paprastesnių sintaksinių, gramatinių konstrukcijų ir vaikai, pradėdami nuo tų pačių dažniausių elementų, kuriuos jie girdi, tai ar tai tėvų kalboje, ar savo kalbos aplinkoje, pradeda juos įsisavinti, vartoti ir vėliau jau po truputėlį tos kalbos žinios kaupėsi ir kalbinė kompetencija didėja. Kai mes kalbame apie kalbos išmokimą, tai čia jau turime sąmoningai kontroliuojamą kalbos mokymasi, taip, ir tuo metu yra įgyjamos svetimosios ar užsienio kalbos žinios. Dažniausiai išmokimą mes sakome tada, kai vaikai mokykloje, sakykime, užsienio kalbos pradeda mokytis. Čia jau yra kalbos mokymasis, ne kalbos įsisavinimas. Gimtakalbiai įsisavina kalbas arba, na, dvikalbiai vaikai gyvendami ar tai užsienyje, ar tai Lietuvoje, jie taip pat įsisavina kalbas nuo gimimo. Bet jeigu tai yra tokia kalba, kurios pradedama mokytis mokykloje, tai jau yra kalbos išmokimas, nes vaikas remdamasi savo gimtosios ar gimtųjų, jeigu tai ne viena kalba, žiniomis įsisavina, remiasi tą turimą kompetenciją ir mokosi tos kitos kalbos. Tam, kad vaikai įsisavintų kalbą, veikia keletas labai svarbių principų. Ir vienas iš tų principų jau mano pristatytas yra tai kalbinė aplinka. Tai tam, kad vaikai ar tai įsisavintų, ar mokytųsi kalbą, taip turime sukurti tokią kalbinę aplinką, tokią kalbinę terpę ir situacijas, netgi kontekstus, kuriuose vaikas galėtų girdėti, kas yra, na, kokia yra ta gramatinė struktūra tos kalbos, koks yra žodynas, kaip sąveikauja kalbėtojai tarpusavyje bendraudami tą kalbą. Ir kuo šita kalba yra kokybiškesnė, kuo jinai yra platesnė, tai vadinasi, apimanti daugiau temų ir įvairių socialinių kontekstų, tuo vaikas geriau gali įsisavinti kalbą, nes jis turi daugiau galimybių tą kalbą girdėti ir vartoti. Galbūt ir todėl, pavyzdžiui, kai kalbame apie dvikalbius vaikus, taip, jeigu tai yra mažumos kalba, na, pavyzdžiui, kokie tai
sakykime, lietuviai išvykę gyventi į Angliją, taip, tai jau lietuvių kalba jiems yra mažumos kalba, bet nepaisant to, kad, tarkime, nebent tik tais tėtis ir mama kalba lietuviškai, vaikas vis tiek turi visas puikias galimybės tą lietuvių kalbą įsisavinti. Ir nors ta lietuvių kalba patirs dominuojančios šiuo atveju anglų kalbos įtaką, taip, bet vis tiek jisai gebės įsisavinti tą lietuvių kalbą kaip gimtakalbis. Ir tai priklausys nuo kalbinės aplinkos, kurią vaikui suteiks tėvai. Tai gali būti ir šeštadieninės lituanistinės mokyklos, tai gali būti ir nuolatinis kalbėjimas lietuvių kalba namuose, ar tai, sakykime, bendravimas su Lietuvoje likusiais giminaičiais ir kitokių situacijų, įsitraukimas į lietuvių bendruomenės, tai visa tai veikia kalbinę aplinką. Taip pat vienas iš veiksnių yra gramatika. Gramatika, kai kalbu apie gramatiką, tai turiu omenyje, kad pirmiausia, vaikas pastebės nesąmoningai be abejonės įsisavindamas nuo gimimo kalbą, pastebės tuos elementus, gramatinius elementus, tai jis liečia ir gramatiką, ir sintaksę, ir žodyną, ir fonetiką be abejonės, kurie yra dažnesni lietuvių kalboje. Taip jau yra, kad kiekviena kalba turi dažnesnius elementus, jie mums yra šiek tiek natūralesni už tuos, kurie nėra tokie dažni lietuvių ar kitose kalbose ir jie mums nėra tokie natūralūs. Mes, dažniausiai mūsų kognityvinis kalbos aparatas nepasirenka jų taip paprastai geriau rinktųsi tą elementą, kuris yra dažnesnis. Ir taip pat veikia toks natūralumo principas. Tai aš jau čia truputėlį paminėjau, kalbėdamas apie gramatiką, bet tai, kas mūsų kalboje yra dažna, kas mūsų kalboje yra paprasčiau suvokiama, kam reikia, kitaip tariant, mažiau kognityvinių gebėjimų. Ir tuomet tokie elementai mums yra ne tik suprantami, bet ir lengviau vartojami. Mums jie greičiau ateina į galvą, į mintį, nei tie elementai, kurie yra šiek tiek retesni lietuvių kalboje. Tai visa tai lemia vaikų kalbos įsisavinimą. Didelė ir kokybiška kalbinė aplinka, gramatiniai elementai, kurie yra dažni, su kuriais lengva sudaryti naujus žodžius ir be abejonės natūralumo principas. Taip, tai kas mums yra paprasčiau, mes tai ne tik įsisaviname, bet ir vartojame dažniau. Čia turiu jums vieną kaip tik pavyzdį susijusi su gramatika. Ir čia jums yra pavaizduotas būdvardiškųjų žodžių ir daiktavardžių derinimas. Tai turime junginį žalia varlė. Ir štai šiame junginyje, gramatinėme, bet tuo pačiu ir sintaksinėme junginyje yra pagrindinis žodis, jis yra daiktavardis, šiuo atveju varlė. Štai matote, jums taip pat yra pažymėta galūnė raudonai, taip, ir ta galūnė mums rodo tris gramatinės kategorijas. Pirmiausia, kad tai yra vienaskaitos forma, kad tai yra moteriškoji giminė ir tai yra vardininko linksnis. Ir šitame derinyje būdvardžių ir daiktavardžių taip jau yra, istoriškai jau taip mūsų gramatika susiformavo, kad daiktavardis prašo būdvardžio atitikti visas šitas gramatinės kategorijas ir pilnai prie jo prisiderinti. Tai vadinasi, tas derinamasis žodis yra būdvardis ir jis taip pat, tai matome galūnėje, kad jisai turi vienaskaitos formą, moterišką giminę ir vardininko linksnį. Tai visą šitą derinimą rodo galūnės. Ir iš tikrųjų lietuvių kalboje galūninė sistema yra labai svarbi, nes lietuvių kalba yra morfologiškai turtinga kalba. Turime įvairiose, ypač daiktavardžio, veiksmažodžio atveju turime formų įvairovę. Ir ta formų įvairovė yra tokia didelė, kad tikrai visai nenuostabu, kodėl veikia tas natūralumo principas, kodėl vaikai pirmiau pastebi tuos elementus, kurie yra dažnesni lietuvių kalboje, taip daugiau vartojami tėvų. Pavyzdžiui, jeigu aš jūsų paklausčiau, kiek daug žinote daiktavardžių su galūne as kaip takas, tikėtina, kad dabar savo mintise galėtumėt nesunkiai vardyti tokius žodžius ir, užtruktume gerokai laiko, kol jūs visus tos žodžius išvardytumėte, taip. Tai galime lyg ir suprasti, kad, daug tokių žodžių turime ir labai tą galūnę, tokios galūnės galime daug rasti lietuvių kalbos žodžiuose, taip. Bet jeigu aš jūsų paklausiau, kiek daug žinote daiktavardžių su galūne uo, kaip vanduo,
Na ir čia tikėtina, net jei ir sugebėsite išvardyti, sakysime, 10, aš jau tada nusistebėčiau, jeigu tiek išvardytumėte. Jeigu tiek išvardytumėte daiktavardžių, po truputėlį jau sustotumėte ir bandytumėte prisiminti, nu tai koks čia dar galėtų būti žodis, nes lyg ir jaučiate, kad na, ne visus to žodžius išvardėjau ir ne visus juos pasakiau. Ir iš tikrųjų tokių žodžių nėra daug. Lietuvių kalboje jų yra berods iki 50 ar tai 60, tai yra labai ribotos galūnės žodynas. Ir ką mums tai rodo? Kaip galėčiau aš jums paaiškinti šitą eksperimentą? Pirmiausia, tai kad su vienomis galūnėmis yra daugiau žodžių, o su kitomis mažiau. Ir tos galūnės, kurios turi daugiau žodžių, su kuriamis turime lietuvių kalboje daugiau tų daiktavardžių, jos yra ne tik kad girdimos dažniau, bet jos taip pat ir moksliniai tyrimai rodo, kad yra įsisavinamos anksčiau. Čia Vytauto didžiojo universiteto tyrėjai pradėjo būtent šitos dažnumo, natūralumo principo tyrimus, kurie buvo inicijuoti Austrijoje ir dar iki šiol mes tęsiame šį bendradarbiavimą ir toliau tyriame įvairiais aspektais vaikų kalbą, remdamiesi natūralumo principais, dažnumo principais, ar ne? Tai galbūt ir nereikėtų, gerai, gal apie šitą dalyką pirmiausia pasakysiu. Taip pat tos galūnės, kurios yra dažnos, na pavyzdžiui, takas ar ne, jau supratome, kad tai yra dažna galūnė lietuvių kalboje turinti didelį žodyną, taip, o tarkime vanduo yra šiek tiek retesnė, yra ribotas kiekis žodžių. Tai tos dažnos galūnės paprastai yra nesudėtingos. Ir čia jums pateiksiu pavyzdį remdamasis deminutyvų vartosena. Su deminutyvais yra įvairiausių mitų ir tikriausiai nenustebinsiu jūsų ir galbūt kažkas netgi truputėlį ir palinkčios, jeigu pasakyčiau, kad yra nuomonių, nebūtinai moksliškai pagristų nuomonių, kad deminutyvai kaip ir apsunkina vaikams įsisavinti kalbą. Nu, jeigu esate kažkada girdėję šią mintį, aš tikrai tuo nesistebiu, nes vis dar sklando toks mitas. Iš tikrųjų, deminutyvai lietuvių kalboje yra dažna kategorija, mes galime labai lengvai kiekvieną daiktavardį sudaryti deminutyvinę formą, mes tiesiog tam turime priesagas, su kuriomis tai galime padaryti. Ir tie deminutyvai, tarp kitko, vaikų kalboje yra labai dažni ir jie labai padeda vaikams įsisavinti kalbą. Pirmiausia, tų deminutyvų yra vaikiškojoje kalboje. Na, čia dar kartą priminsiu, kad vaikiškoji kalba tai yra tėvų kalba, kur yra skirta vaikams. Nepaisant to, kad jinai yra supaprastinta, bet jinai yra labai žaidybinė, tokia mažybinė, siekiant kuo gražiau įvardinti tam tikrus daiktus. Tai ir lėlytė, ir mašinytė, ir berniukas, ir mergaitė, taip visokių, ir mergytė, ir panašiai visokių tų žodžių deminutyvų yra. Ir pamenu, čia, kai tik vyko šitie tyrimai pradėti ir buvo ieškota tyriamųjų ir buvo prašoma tėvų, ar galėtum ten per savaitę valandą laiko įrašyti, kaip su vaiku žaidžiate, mes tos pokalbius analizuosime, žiūrėsime kalbos kokybę, bandysime aprašyti kalbos įsisavinimo įvairius procesus ir tikrai ne vienas tėvas sakydavo, na tai gal nereikia manęs įtraukti iš tyrimą, nei aš vartoju tų deminutyvų ir per sunkus mano vaikui jiems. Bet kai mes jau gavome tos duomenis, na tai iš tikrųjų ir pamatėme, kad tėvai daugiausiai ir vartoja tų deminutyvų. Kaip padeda jie vaikams įsisavinti kalbą? Pirmiausia, tai mes matome paprastąjį daiktavardį, bendrinį, tai yra dviratis, dviračio, dviračiui, dviratyje. Jums čia iš karto yra pažymėtos raidės T ir Č. Tai matote, čia yra tam tikras pasikeitimas. Nepaisant, kad galūnė is, na, jinai yra viena iš dažnesnių galūnių lietuvių kalboje. Nepaisant to, kad joje linksniuojant neįvyksta tokių didelių pokyčių, taip, bet atsiranda pokyčiai šaknyje. Ir būtent šie pokyčiai padaro tą žodį sudėtingą. Jis jau tampa nebe toks paprastas. Kaip pavyzdžiui, apačioje turite parodytas jums deminutyvinės formas. Taip, mes matome, kad keičiasi tik pati galūnė. Jau niekas šaknyje ir niekas priesagoje nesikeičia. Toks žodis, nepaisant to, kad jis yra triskiemenis, jis yra
kur kas lengvesnis vaikų kalbai ir jie tokius žodžius greičiau įsisavina. Na, nepaisant to, kaip aš ir minėjau, ar ne, kad vaikiškojoje kalboje, ta kalba, tėvų kalboje, ar ne, skirta, kuris skirta vaikams, joje yra labai daug deminutyvų. Ir deminutyvai apskritai dažniausiai yra gana skaidrus, nepatiriantis per daug pokyčių, tik tais pati linksniavimo galūnė keičiasi. Ir jie padeda vaikams, ypač su tomis sudėtingomis galūnėmis, įsisavinti vienaskaitos, daugiskaitos formas, ypač giminės formas su daiktavardžiais, nes yra tokių galūnių, kuriuose yra ta pati galūnė, bet skirtinga giminės forma. Tai vaikams padeda tokie dalykai. Taip pat su tomis paprastesnėmis galūnėmis mes galime sudaryti naujus žodžius. Vadinasi, tokios galūnės, na, galime jas pavadinti produktyviomis. Taip, su jomis lengva jas įterpti į kitus žodžius ir padaryti tos pačios reikšmės žodį. Na, pavyzdžiui, čia jums yra pateikti žodžiai su tomis retesnėmis galūnėmis, ar ne? Kaip ruduo, akmuo, mėnuo, vanduo, bet, pavyzdžiui, mes galime pridėti galūnę is ir gauname lygiai tą patį žodį. Ir tai nėra, sakytume, kad tai net nėra labai, na, klaida. Tai yra daugiau, jeigu kalbame apie vaikų kalbos įsisavinimą, mes mokslininkai sakome, kad tai yra kalbos įsisavinimo klaida, natūrali klaida, kuri atsiranda tiesiog dėl lingvistinės sistemos įtakos. Tai lemia mūsų gramatika, tai lemia gramatikos dėsningumai ir patys suaugusieji taip pat vartoja tokias formas, nes pirmiausia, jiems taip pat veikia visi tie natūralumo principai, kad kartais norisi net nesąmoningai kalba lyg atrodo lyg pati kaip atskiras aparatas veikia ir išlenda tie žodžiai su tomis paprastesnėmis galūnėmis. Taigi tos paprastesnės galūnės kaip ir supaprastina rečiau vartojamus žodžius. Čia taip pat tą patį rodo Vytauto didžiojo universitete atlikti tyrimai. Taigi, ką mes pamatėme, kad lietuvių kalbos sistema lygtais ir yra galūnėse, taip? Todėl be jokios abejonės, kai yra kuriami lietuvių kalbos mokymosi žaidimai, įvairios užduotis, yra privaloma atsižvelgti į gramatikos įsisavinimo dėsningumus, ypač į morfologinę lietuvių kalbos įvairovę. Aš galėjau galbūt pristatyti kelis atvejus, bet vien paaiškinti užtruktų šiek tiek laiko, bet galiu duoti pavyzdį. Na, įsivaizduokite, turime galūnę as, turime jos 7 linksnius, taip vadinasi, jau turime 7 formas. Ir dar turime vienaskaitos ir daugiskaitos formos. Tai dar prisideda 14 formų. Tai įsivaizduokite, kiek vienoje galūnėje yra skirtingų formų. O jeigu dar pasakyčiau, kad lietuvių kalboje yra 12 skirtingų galūnių, taip, tai padauginkite visus šios skaičius ir pagalvokite, tai kiek užtruktų laiko vaikui, kol jisai įsisavintų visus šios dėsningumus. Todėl mes ir sakome, kad vaikai iš esmės kalbą įsisavina iki 6 metų. O tos klaidos, kurios pasitaiko vaikų kalboje įsisavinant kalbą, jos yra natūralios klaidos ir jau mokyklinėme amžiuje pastebima mažiau tokių klaidų, nors jos kartais dar ir daromos, bet jų yra kur kas mažiau, nes maždaug jau nuo mokyklos vaikų kalba panašėja į suaugusiųjų kalbą, į tokią kalbą, kurią mes kalbame. Ir būtent dėl to aš analizavau Alpos žaidimus, kurie yra sukurti būtent kalbos mokymuisi, kalbos įsisavinimui. Ir pirmiausiai, ką norėčiau atkreipti dėmesį, apskritai kalbant, ne tik apie Alpą žaidimus, nors visi šie punktai išvardyti veikia ir Alpą žaidimuose. Tai pirmiausia, kad, kaip ir minėjau, būtina atsižvelgti į lietuvių kalbos gramatikos sistemą, ypač morfologinę įvairovę, netgi kai mes atliekame įvairius mokslinius tyrimus su vaikų kalbos raida, kurdami priemonės, kaip išgauti vaikų kalbos situacijas, kaip sukaupti jų tą kalbėjimą ir pamatyti tą pačią natūraliausią, ne kaip eksperimento nepaveiktą kalbą, tai mes ir pirmiausia atsižvelgiame į gramatikos sistemą, taip, ką norime nustatyti, ką norime
kad vaikas pavartotų, galbūt ir manipuliuojame šiek tiek jo kalbą, bet visada atsižvelgiame į jau žinomus kalbos įsisavinimo dėsningumus. Taip pat čia, kaip ir minėjau, veikia tas dažnumo įvairovės principas. Taip, tai kurdami žaidimus be abejonės atsižvelgiame į tuos elementus, kurie yra dažnesni, proporcingai deriname žaidimuose tuos lingvistinius, gramatinius elementus, kurie yra dažnesni, kurie yra šiek tiek retesni. Tai balansas visada tokių dalykų turi būti. Nėra nei objektyvu, nei motyvuota įtraukti tik tai, kas yra dažna lietuvių kalboje. Būtinai turime pateikti vaikui tam tikrą spektrą. Ir žinoma, įvairovės principas. Taip, negalime apsiriboti tik viena kažkokia gramatinė struktūra. Na, be abejonės reikia atsižvelgti ir vaiko amžių, vaiko gebėjimus, tai kas yra mokoma ar ne, bet įvairovės principą būtinai turime išlaikyti. Tai čia ir kalbant apie visą tą galūninę, morfologinę sistemą ir be abejonės visas gramatinės kategorijas, kurių vaikai mokykloje daugiau mokosi, bet taip pat tų įvairių dėsningumų vaikai ir pastebi įsisavinant kalbą. Taip pat, kas yra labai svarbu ir ką daro Alpa, aš tuo buvau nustebintas, nes aš dar iki to laiko nebuvau susipažinęs su tokia programėle. Ir nors aš domiuosi, kaip yra kuriami žaidimai ir apskritai mane labai domina, kaip atrodo, pavyzdžiui, logopedų darbo įrankiai, taip, kokius jie naudoja, kaip tos užduotis yra sukurtos, kaip patys pedagogai jas naudoja. Tai turiu pripažinti, kad nėra tiek daug programėlių, ypač su lietuvių kalba kalbant, nėra tokių programėlių, kuriuose būtų įtraukta natūrali kalba. Tai, pavyzdžiui, šios žaidimus įgarsina gimtakalbė lietuvė aktorė. Anglų kalboje gal tai padaryti būtų paprasčiau, nes dirbtinis intelektas puikiai veikia anglų kalboje ir tikrai nesudėtinga dirbtiniam intelektui įgarsinti tam tikrus tekstus ar žaidimus. Lietuvių kalboje mūsų dirbtinis intelektas neapdoroja dar taip mūsų lietuvių kalbos ir mes dar nesame pasiekę tokio tarimo, kuris būtų bent kiek panašus į natūralią kalbą, taip. Todėl gimtakalbės tikslus, aiškus tarimas ir apskritai natūrali intonacija labai pagyvina tokį žaidimą, lyg atrodytų, kad tu bendrauji ir atlieki interakciją, sąveiką su tikru žmogumi, nes viskas skamba labai natūraliai, labai aiškiai ir be abejonės vaikams įsisavinantiems kalba tas tikslumas, aiškumas, intonacija daro tikrai labai didelę įtaką. Nors iš esmės, kalbant apie ekranus, moksle jau ne vienas tyrimas rodo, kad priklausomai nuo to, kada yra pristatomi ekranai vaikams, kokiu turiniu vaikai naudojasi ekranuose. Kad tai lyg ir nedaro nieko blogo, bet taip pat ir nedaro nieko gero. Lyg ir, vaikas lieka toks nepaveiktas tos programėlės, taip, bet jeigu tai yra gerai sukurti žaidimai, remiantis, aš kaip ir minėjau, gramatinę sistemą, čia tik kalbant apie gramatikos žaidimus, aš į kitus žaidimus tiek nesu įsigilinęs, man labiausiai įdomi yra kalbos mokymo žaidimai, taip, jeigu tokie žaidimai atitinka tą gyvąją interakciją, kur gali ir tėvas, ir pedagogas, ar tai vaikų grupė, ką mačiau, Akvilė rodė nuotrauką prie interaktyvios lentos, jeigu grupė vaikų atlikdami žaidimą gali atlikti komunikacinę sąveiką ir bendrauti tarpusavėje, tai yra labai didelis pliusas žaidimo, nes jeigu yra vaikas tiesiog vienas paliekamas atlikti tam tikrą žaidimą ir nėra net iš pačio žaidimo jokio stimulo vaikui įsitraukti, nei pakalbėti, nei pasakyti kažką, tuomet toks žaidimas kaip ir netenka per daug didelės prasmės, nes jis tiesiog atliekamas kaip paprastas žaidimas. Taip pat, kas yra labai svarbu kuriant žaidimus, ypač kalbos žaidimus, tikslios ir nedviprasmiškos iliustracijos. Testuodamas šituos Alpa lietuvių kalbos žaidimus, aš pirmiausiai tai atkreipiau dėmesį, kad tai buvo tikslios ir nedviprasmiškos iliustracijos.
Ir čia iš tikrųjų didelis darbas su iliustratoriais yra įdėtas, nes tam, kad paveikslėlis turėtų tą vieną prasme ir nesuteiktų vaikui jokių dviprasmybių, yra gana sudėtingas dalykas atlikti, reikalaujantis tikslumo, kruopštumo ir be abejonės tai turi ir mokslo įrodytą naudą, kad tokios iliustracijos, kurios yra tikslios ir nedviprasmiškos, jos padeda greičiau įsisavinti tuos dalykus, kurių mes mokome vaikų. Taip, tai jeigu tai yra, sakysime, tik juodi, kontūruoti paveikslėliai, tokį paveikslėlį įsidėmėti, jį koduoti yra šiek tiek sudėtingiau nei tą paveikslėlį, kuris yra labai tikslus, ryškus, aiškus, spalvotas ir atitinka būtent tai, ką norima pavaizduoti. Nes, pavyzdžiui, jeigu paprašyčiau jūsų visų nupiešti pomidorą, tai jūs visi skirtingai nupieštumėte tą pomidorą. Taip, panašumų būtų tam tikrų, tai tikriausiai būtų apvalus objektas, raudonas, turėtų šaknelę žalią viršuje, taip, bet galbūt kažkas tą jūsų pomidorą sumaišytų su oboliu, galbūt kažkas pasakytų, kad čia burokėlis nupieštas. Taip, kiekvienas turime skirtingą įsivaizdavimą ir todėl tuos paveikslėlius sukurti reikia labai didelio kruopštumo. Taip. Ir be abejonės, kadangi alfa žaidimuose vizualizacija yra siejama su tekstu, ar ne, tai kas yra skaitoma, tai tas ir yra įgarsinta, arba tai kas yra matoma, tas yra įgarsinta, tas padeda greičiau ir efektyviau įsisavinti informaciją. Ir aš kaip ir minėjau, kiekvienas menkiausias žaidimo eiga, žaidimo kiekviena smulkmena yra įgarsinta lietuvakalbės aktorės, taip. Ir lygtais atrodytų, kad žaidimo ta alpa bendrauja tiesiogiai su vaiku ir kviečia vaiką įsitraukti į tarpkalbinę sąveiką. Tarpkalbinė sąveika vaikų kalbos įsisavinime yra labai svarbi. Vaikas pats vienas niekada neįsisavins kalbos ir netgi mokantis kalbos, nebent mes esame saugusieji ir turime tam tikrą kalbinę kompetenciją ir galime savarankiškai mokytis, taip, nes mes jau turime mokymosi žinių. Vaikas tokių kognityvinių kompetencijų dar neturi ir jis kalbai būtent įsisavina per natūralią gimtakalbę sąveiką. Dabar pateiksiu keletą, čia bus tik 4 pavyzdžiai iš žaidimų ir, paaiškinsiu visą tai, ką aš kalbėjau, lyg ir apibendrinsiu ir tada jau perduosiu žodį Akvilei. Čia yra visiškai pradinio lygio žaidimas, kuriame mokomasi abėcėlės ir čia alpa sako palies raidelę ir tą raidelę nusispalvins. Taip, ir, pavyzdžiui, vaikas paliečia raidelę M nusispalvina žaliai ir atsiranda morkos paveikslėlis, ar ne? Čia jau tikrai nei vienas iš jūsų nesuklystų ir įvardytų, kad čia tikrai yra morka, nes jinai ir panašiai yra į morką. Ir dar čia alpa įgarsina, kad čia taip. Evelina norėčiau. Paliečiama raidelė O, nusispalvina rožinė spalva ir atsiranda obolio ikona. Ar ne visi matote, kad čia tikrai obolys ir nei vienas jūsų nesumaišytų, kad čia yra ar tai pomidoras, ar burokas koks tai. Ir vėlgi pasakoma, ar ne, kad čia yra obolys. Tai vadinasi, jau vaikas referentą tą vaizdą sujungia su girdimąja klausa. Aš taip pat nepaminėjau tos foneminės klausos, kuri čia yra ugdoma šiuose žaidimuose, nes tas tarimas aiškus ir ribų, tikslus ribų įvardymas, kai yra tariami tam tikri žodžiai, padeda vaikams greičiau atkoduoti sakomą informaciją. Ar ne, jinai dar susijęma su paveikslėliu, paveikslėlis dar su raidele labai aiškių kontūrų susijęma. Taip, tai vaikas taip gali mokytis ir raidžių, ir žodyno. Taip pat ir jeigu tai yra interakcija klasėje, tai galima ir bendrai su visais vaikais įtraukti į kalbėjimą. Taip, galima paklausti vaikų įvairiausių klausimų susijusių su spalva, su dydžiu, su įvairiais kitais dalykais. Tai abėcėlės mokymas, nors atrodytų toks visai paprastas lygmuo, bet kaip matote, jis apima labai daug įvairių principų ir elementų, kurie yra būtini, kad vaikas efektyviai ir greitai lavintų savo tiek žodyną, tiek abėcėlės mokymasi, taip tiek tarimą, sakykime, nes čia taip pat aktoriai parinkti, tai, kad įgarsina aktorė, nėra šiaip savo parinkta. Taip, aktoriai turi
atskiras studijas, kuriuose jie mokosi tarimo, o tarimas lietuvių kalboje yra labai svarbus. Taip, na, kirčiavimas yra toks sudėtingas, neįprastas. Tai būtent šitas kirčiavimas padeda atskirti tas įvairias kemenų ribas, galūnę geriau pajausti, taip ir, na, tai padeda tai foneminiai klausai. Kitas žaidimas čia nėra kalbos žaidimas, bet aš jame išvelgiau visai nemažai kalbos elementų. Man atrodo, čia vadinasi aš ir aplinka žaidimo skiltis. Ir čia jau mokomasi žodyno. Na ir, pavyzdžiui, turime du skirtingus žaidimus. Viename mokomasi ūkio gyvūnų pavadinimų, kitame vabzdžių. Na ir, pavyzdžiui, jeigu turime ūkio pavadinimus pavardinus, čia reikia vėlgi paspausti, kviečia Alpa paspausti ant paveikslėlio, kad jisai nusispalvintų ir įvardyjama, kas čia tokio nupiešta. Ir, pavyzdžiui, turime net 6 veikėjus. Taip, tai yra karvė, kiaulė, arklys, katė, katinas, antis ir višta ar gaidys. Dabar tiksliai nepamenu, man atrodo, kad višta. Pažiūrėkite, turime 6 žodžius, bet jau 4 skirtingos galūnės, taip. Tai ir gramatikos įvairovė atitinka šitą tą principą kalbos įsisavinimo, taip. Taip pat atitinka dažnumo principas, kad tai yra vaikui artimoje aplinkoje žinomi žodžiai. Na, galbūt vieniems mažiau, kitiems daugiau, bet vėlgi tie žodžiai apima mūsų tą žodyną, kurį vartojama. Jeigu tai yra vabzdžių žaidimas, tai irgi tai atitinka ir gramatinę įvairovę, ir žodyno įvairovę. Taip, patys paveikslėliai yra labai aiškus, tikslus. Tikrai vaikas atpažins tą paveikslėlį, susijęs jį su referentu, be abejonės dar Alpa įgarsina garsiai, kad tai yra kiaulė, arklys, višta, taip. Ir viskas daroma labai lėtu, ne per daug greitų tempų, tai vaikas turi daug laiko turi įsisavinti, pasižiūrėti paveikslėlį, taip, išgirsti, kas yra sakoma. Dar Akvilė rodė funkciją, kad galima dar labiau palėtinti, ar ne, jeigu tai yra iš vis mažiukas vaikas, ar tiesiog vaikas, kuriam reikia šiek tiek daugiau laiko, ar ne, kad tos dalykus išgirstų ir įsisavintų. Tai žodynas jau apima ir gramatiką, ir dažnumo principus, tai atitinka bent jau tą viziją, apie kurią aš visada galvoju, kai yra kuriami lietuvių kalbos žaidimai. Čia jau yra sudėtingesnis lygis, kuris apima ir abėcėlę, ir žodyną. Na, pirmiausia, pirmame paveikslėlė, tai vėlgi Alpa prašo paliesk raidelę, kurios objektas yra nupieštas paveikslėlė. Dabar net tiksliai neprisimenu, ar iš karto yra pasakomas tos citrinos pavadinimas, ar tik tada, kai paliečia, bet irgi vėlgi. Ir abėcėlės raidė yra susijęma su žodžiu, ar netikslus referentas, įvardyjamas tas referentas, taip su visa klase kartu galima ir pakartoti, jeigu individualiai dirbama su vaiku, irgi galima pakartoti tuos žodžius, galima paklausti, kokia spalva yra citrinos, taip, geltona, tikrai vaikas neturėtų pasakyti geltonas, taip, nes moteriškoji giminė citrina. Jeigu tai yra su gėlėm susijęs žodyno gausinimo būdas, tai vėlgi pasakomas gėlės pavadinimas ir prašoma paliesti tą gėlę. Taip, na čia 4 gerai žinomos gėlės ir tai padeda vaikams įsisavinti, taip, žodyną. Labai svarbu dar atkreipkite dėmesį, kad paveikslėliuose nėra jokio triukšmo. Triukšmas paveikslėliuose kliudo. Tas triukšmas turiu omenyje, kai būna labai daug spalvų, daug visko pridėta, prispalvinta, objektų gausybė yra, kur vaikui tiesiog akis blaškosi, jisai po visą ekraną žiūri ir nesupranta, ko čia tiksliai jo yra klausima. Tai Alpos žaidimai, jie turi šitą principą, geras labai šitas principas yra, kad apsiriboja objektų skaičiumi, taip, kad vaikas gebėtų sukoncentruoti pirmiausia savo dėmesį ir atliktų tokią užduotį, kurią prašo Alpa jo atlikti. Ir be abejonės visi referentai yra labai tiksliai nupiešti. Ir paskutinė užduotis, jau kur atsiranda dar daugiau gramatikos, tai pirmiausia vėlgi žodyno gausinimo būdas su gramatika susijęs. Čia, pavyzdžiui, matome 2 juodus objektus, vieną rožinį, čia ta prasme kiaulė, lapė, ar ne, akmuo, pelė, kojinės. Čia matome yra ir daugiskaitinių daiktavardžių kaip kojinės, yra akmuo retesnės galūnės daiktavardis, taip, pelė, kiaulė, lapė, panašių
tų pačių galūnių žodžiai. Na ir čia Alpa prašo paliesk objektus, kurie yra pilkos spalvos. Taip, ir vėlgi, jeigu čia daroma interakcija su vaiku, ar tai grupėje, tai čia atsiranda ir derinimo ryšys, taip, kur veikia daug gramatinių kategorijų, kur vaikui kyla sunkumų įsisavinti šitos dalykus, nes tai yra gana aukštas sintaksinis lygmuo, taip. Taip pat skaitimo pratimas. Buvau nustebęs, pamatęs, kad yra tokių skaitimo pratimų ir, na, jau čia tikėtina labiau vyresniems vaikams jie yra skirti, bet vėlgi pasižiūrėkime, čia matome daiktavardžių darybos, netgi taip, pagal šaknį panašus žodžiai, bet skirtingų reikšmių ir čia Alpa prašo, kad vaikas perskaitytų, taip, tai galima kiek nori tiek laiko skaityti tos du žodelius, tai labai tinka ir klasėje, taip, atlikti tokias užduotis, ar tai individualiai su vaiku. Ir kai vaikas perskaito tuos žodžius pagal nupieštą paveikslėlį, turi paspausti, taip, kokios čia reikšmės yra tas paveikslėlis, tai knyga. Tai visai taip pabaigai gal norėčiau pabrėžti, kad nepaisant to, kad yra daug visokių žaidimų ir ar vieni yra prašiau, ar geriau sukurti, čia plačiai kalbant, ne apie pačią Alpą, aš visada, kai dėstau paskaitas logopedams, kurie mokosi apie kalbos įsisavinimą, visada jiems rekomenduoju, kad kai renkatės užduotis ar siekiate mokyti ir padėti vaikui įveikti tam tikrus sunkumus, visada gerai išsianalizuokite, ar ta užduotis, kurią jūs pasirinksite, tikrai padės išmokyti arba padėti vaikui įveikti tuos sunkumus, kuriuos jūs norite jiems padėti įveikti. Nes ne visada užduotis, kuriuose yra parašyta, kad, moko tam tikrų dalykų, jų ar tai metodika, ar gramatinė struktūra net netitinka to tikslo. Ir būtent dėl to matau didelę prasmę Alpoje. Aš labai džiaugiuosi, kad apskritai Keli ėmėsi tokio darbo, tai yra sudėtingas, ilgas kelias, kurti tokius žaidimus į elektroninę erdvę, kurie būtų pilnai atitiktų tai, ką sako mokslo bendruomenė, kokie yra atliekami tyrimai ir apskritai kokie yra besikeičiantis vaikų poreikiai. Tai Alpa atitinka šiandienos vaikų poreikius ir manau, kad tiek individualiai, tiek ugdymo programuose, ar tai su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, žodžiu, yra visa principų virtinė, kuri yra pritaikyta šitose žaidimuose, kad apčiuoptų kuo platesnę grupę vaikų ir būtų taikoma įvairiose kontekstuose. Tai tikrai labai rekomenduoju bent jau išbandyti ir pasibandžius naudoti tokią programėlę, nes kol kas dėja, bet dažniausiai tokios programos yra skirtos greitam vartojimui. Taip, o mes žinome, kad ugdymo procese greitas vartojimas vis dėlto neveikia. Reikia gerai sudėliotų ir apgalvotų programėlių, kokios būtent yra Alpa Kids. Tai ačiū labai, kad klausėt. Jeigu būtų kokių klausimų, tai tikrai Ačiū, Jonai. Pasidalinsiu. Ačiū, Jonai, labai. Matau, kad lygtais Tatjana buvo kelusi ranką. Tatjana, ar turite klausimą? Jūsų, kadangi mikrofonas yra išjungtas, tai galite įsijungti ir tuomet klausti. Na, kadangi gal ne. Atsiprašau, sakykite, o kokio amžiaus vaikams yra skirtos užduotys? Tai ar pradinukams, tarkim, trečiokam, ketvirtokam, ar yra tokių užduočių? Iš esmės, mes kaip sakom, ar ne, kaip aš dar pradžioje minėjau, kad tas amžius toksai nustatytas 3-8 metų, bet tikrai neapsibrėžčiau, ar ne, būtent, kad tik tais iki 8 metų, ar būtent tokio ankstyvojo.
Tikrai priklausomai nuo vaiko, kadangi programėlėje galime rasti 4 lygius ir būtent mes ir kviečiam susipažinti su visais, na, kiek įmanoma, žinoma, žaidimais visais, ar ne, kad galėtume įsivertinti būtent, na, kuriems mūsų vaikams, ar ne, kiek jie yra pažengę ir kurie žaidimai, na, padėtų jiems. Tai pasakyti tiksliai, žinot, kad, na, 9-mečiui netinka, tai tikrai ne, nes tikrai ir mano aplinkoje jie padeda ir šiek tiek vyresniems vaikams. Ačiū. Tai dar kartelį, Jonai, ačiū labai, kad pasidalinai tikrai Ačiū, labai, Akvile, labai labai. naudingą informaciją. Ačiū už gražius žodžius. Linkiu, žinoma, geros tolimesnės dienos. O aš pabaigai matau, kad jau mes šiek tiek, nelabai tiksliau jau telpame į laiką, bet labai tikiuosi, kad dar turite laiko ir tuomet, dėja, bet jau pačios programėlės atidaryti ir parodyti galbūt iš arčiau negalėsiu. Kam aišku tikrai aktualu, tai yra kaina, ar ne, šios programėlės kaina. Tai šios planus ir galite rasti pas mus puslapyje, tai yra alpakis.com, pasirinkę lietuvių kalbą. Skiltyje švietimo įstaigos apačioje rasite 3 planus. Tai 3 šie planai, kuom jie skiriasi? Jie skiriasi įrenginių skaičiumi. Tai jeigu pas save įstaigoje ar ne turite, na, tik tais kelis išmaniuosius įrenginius ir galbūt tik tais vieną išmanėją lentą, tuomet galite rinktis mini planą. Ir jeigu turite daugiau, na, ir taip atitinkamai renkatės MIDI arba Maxi planą. Tai apie įrenginių skaičių ir kitą informaciją galite pasiskaityti štai čia. Ir kainą matote mėnesio, bet minimalus įsigijimas yra būtent metams. Ne, nebūtinai gali paprastą batoną. Paprastą, ne? Taip, dar kartelį, Mums nieko. ar galėčiau išjungti, ar galėtumėte dar šiek tiek palaukti ir išjungti savo mikrofonus, kad tiesiog galėčiau pabaigti, ar ne? Ir tikrai nebedaug jau liko. Tai va, tai ir šios dienos dalyviams tikrai džiaugiuosi, kad labai gausiai susirinkom. Turime būtent pasiūlymą iki kovo 13 dienos, būtent įsigijant bet kurį planą. Tuo šiek tiek tik tais norėsiu pasidalinti. Grįšiu tiesiog į skaidres, kad matytumėte ir, žinoma, galėtumėte prisiminti. Taip, tai kaip jau sakiau, būtent jums, ar ne, kurie šiandien dalyvaujate, tai mes suteikėme 20% nuolaidą būtent visiems planams, ar ne. Tai pasirinkdami planą rasite nuolaidos koduko vietą, tai joje tiesiog įvesite webinaras 20 ir iki kovo 13 dienos būtent pasinaudojus šiuo kodu galėsite įsigyti planą pigiau.